52 109 eurai. Tikrai nemaža pinigų suma. 52 tūkstančiai. Tokią pinigų sumą šiai dienai galima sukaupti per 18 metų nuo 2,5 iki 10% vidutinių metinių palūkanų, jeigu jūs vaikui atsidedate 100 eurų kiekvieną dieną. Dariau mamytei pasiūlymą, kuri turi jau savo vienam vaikui, kuriam 3 metai, su 100 eurų kaupimą, ir dabar jinai manęs paprašė, kad padaryčiau naujagimiui su 100 eurų, nenori nei mažinti, nei didinti, tai nori lygiai tos pačios pinigų sumos, kaip ir pirmajam vaikui sutaupė. Ir sako, kiek man bus per 18 metų, koks polisas ir kaip jisai atrodo. Tai va, aš galvoju, pasidalinsiu ir su jumis. Per 18 metų mama įdeda 21 600, o pasiema tikėtina 52 109. Tai yra tikrai didelė pinigų suma. Ar jos užteks mokslam? Tikrai taip. Ar užteks pradiniam įnašui būsto? Užteks. Ar užtektų vaikui nupirkti automobilį ir duoti startą pirmajam, galbūt kitą mieste gyventi arba išvykti į užsienį mokintis? Tikrai taip. Tai yra tikrai didžiulė pinigų suma. Nepaisant to, kad tai yra investavimas, tai yra palūkanos, kurios gali būti mažesnės, gali būti didesnės ir tikėtina, kad jos bus didesnės, nes per 18 metų jos gali sviruoti ir uždirbti dar daugiau, negu parašyta lentelėse. Taigi, čia yra pasiūlymas be draudimo. Draudimą mes daromės atskirai kompensuojui, kur tik tai apsidraudžia mama su vaikučiais, o čia darome tik tai investavimą. Tikrai labai puikus variantas. Mes patys taupam savo vaikų virš 100 eurų kiekvieną mėnesį ir po 6 metų mes turime tikrai puikų rezultatą sukaupę vaikui, o dar kiek taupimo laukia mūsų, tikrai iki 18 ilgai, tai tikrai sukaupsime solidžią pinigų sumą, ką ir sukaups ši mamytė.